Taip, sveiki, dar viena siunta, čia turi būti laikrodis, kaip supratau, įvertintas $3, toj pasižiūrėsiu telefone, kiek čia turėjo kainuoti $3.79. Ten, man atrodo, vienas subscriberis paprašė, man atrodo, čia bus laikrodis, jei aš neklystu. Jo, laikrodis. Keliavo labai ilgai. Daugiau nei mėnesį, užsakymas rugpjūčio 19, gauta rugsėjo, lygiai mėnesį, keliavo rugsėjo 19 lygiai mėnesį. Taip, maišelis iš šono ir pasižiūrim, čia toks paprastas laikrodis, tolinam, koks didelis, geras, o nuotrauko atrodė mažas. Taip, čia supakuota, čia barkodai visokie. Štai čia išsima. Taip, nuotraukoje atrodė čia, kaip iš to kokio darmantino apyrankė, o pasirodo, jinai yra guminė, ar kokia ten dar būna. Žodžiu, medžiaga panaši guma, kokia ten tiksliai. Pavadinkim tai guminė, matot, tokie. Nelygiai ta guma suklijuota, bet, ką padarysi. Gerai, aš tada nusiimu nuo savo rankos laikrodį. Taip, pasižiūrim iš arčiau visų pirma. Aiškumas. Matot pavadinimas, kažkoks kako, taip, čia kaip visada nesisukinėja. Taip, dabar visą laiką būna užkištas, jeigu kas perkat, atrodo, kad laikrodžiai neveikia, ar ne? O čia pasirodo vis laiko užkištas būna plasmastiukas toksai. Kad laikrodis neveiktų kelionėje turbūt. Pirštai tai neišeina iškrapštyti. Nieko savo. Tai sekundę. Viskas pavyko. Taip, laikrodis veikia. Man įdomu, kaip tie pigus laikrodžiai veikia, jie laik vėluoja. Taip, dabar yra 15:40. Taip, čia toks visai lengvas stainless steel back. Ir viskas, ir toksai paprastas mechanizmas. Įdomu, jeigu išardyčiau. Gal neardysiu. Tai bus didelė kokia baterija. Gal taip atsisuka. Nesmė. Taip, pamatot. Atrodo štai taip. Kažko nenori fokusuotis. Tiesiog atitrauksiu. Šitie labai atrodo nestipriai, tai turbūt greitai išsinešios. Jo, tinka mano rankai. Kaip, ta guma tokia maloni, bet laikrodis tai atrodo didelis. Svarbiausia, kad tiksliai eitų, nes kiek aš bandžiau kinietiškų laikrodžių, jie veikia labai netiksliai. Tiesa, čia stiklas. Nežinau, koks stiklas, greičiausiai paprastas. Tai va, kam įdomu, paliksiu nuorodą, pasižiūrėsit. Patiks, nepatiks, galite užsisakyti.
Bet laikrodis iš tikrųjų sunkus toks jaučiasi. Tai va. Tai ką, iki.